Energetinės saugumas garantuoja, kad mes galim gyventi tokį gyvenimą, kaip esame įpratę. Ir naujausia koncepcija, kuri šiuo metu yra vystoma NATO, yra daugiasluoksnis atsparumas. Ir energetinės saugumas yra labai svarbus komponentas, nes be energetikos negali važiuoti traukiniai, nepasidarysim ryte kavos, negalėsim atsiskaityti prekybos centre. Su, tarkim, kariniais poreikiais automatiškai gaunasi, kad rizikos ir praradimai yra gerokai didesni, nes tai yra prarastos teritorijos, prarastos žmonių gyvybės. Ir pats energetinės saugumas, jisai yra neatskiriamas, tarkim, mūsų kasdienio gyvenimo. Nes visi energetiniai objektai, kurie taikos metu yra naudojami civiliniam reikmėm, karo metu, jie tampa valstybinės svarbos. Kai iš tikro tai, ko mes nepastebim, kaip žuvis nemato vandens, tai taip mes nematom elektros, dujų, šilumos, bet kai tiekimas sutrenka, automatiškai atskleidžia, kiek pažeidžiami ir kiek jautrus mes esam.